Liūdni namai, kuriuose vyriškas balsas retenybė, o moteriškas juokas netyla. Tokią panoramą galima išvysti pravėrus žurnalistikos instituto duris. Tačiau moteriškame kolektyve ne vien nerūpestingos kalbos, bet ir daugybė problemų. Merginų kolektyve labai didelė konkurencija ir jos turbūt neturi kur savęs realizuoti, tai kovoja dėl mokslų. Net ir šuo karimas pripranta. Šiuo posakiu galima apibūdinti vyro poziciją moteriškame kolektyve. Vis dėlto, nuolatinis dėmesio siekimas ir konkurencija tai yra tik moterų žaidimo dalis. Man tai nėra jokio didelio skirtumo, kokioj kompanijai dirbti. Vien vyriško yra pliusų minusų, vien moteriško yra pliusų minusų. Gal moteriškai daugiau yra tai, kad atsiskleidžia tai būtent bendravime pačiam, kai jos varžosi viena tarp kitos, ar būtent nori savo dėmesį atkreipti. Psichologo Petro Arlausko teigimu, moteriškame kolektyve susiduriama su šiomis problemomis. Pykčio, pavydo, be abejo, dėmesio. Nėra gerai, kai, reiškia, bet kokį kolektyvą, jeigu paimsim, ar tai pedagogų, ar medicinos, ar tenas, ar, reiškia, sakykime, kad jeigu yra vien tik tai vienos, reiškia, lyties, reiškia, kolektyvas, tai nėra gerai. Turi būti pamaišyti.